Pradedam. 1, 2, 3. Pradedam. Sveiki, mūsų Šūdų jūros gerbėjai, žiūrovai ir šiaip čia netikėtai išklydę. Šiandien griausime mitą apie Kauno akmenis. Turbūt visi esate girdėję, kad Kaune akmenys geležiniai. Šiandien išsiaiškinsime, ar tai tiesa. Eime, eime. Štai mes esame parkelyje. Pašuniai yra Tado Ivanausko muziejus kažkur ten. O štai čia šiame parkelyje jūs galite išvysti daug Kauno akmenų. Prieikime arčiau ir pažiūrėti. Kaip matėte, iš mano bandymo, aiškiai galėjote suprasti, kad iš tolo nekaltai atrodęs paprastas akmuo, iš arčiau priėjus paaiškėjo, kad jis buvo geležinis. Tai aš ištyriau savo kojos pagalbą, ant kurios uždėjau batą ir panaudojau kinetinę energiją įveikti šiam akmeniui. Man nepavyko, nes akmuo nebuvo akmuo, jis buvo geležinis. Taigi, jums spręsti, tai tiesa ar ne, bet eime, parodysiu jums dar kai ką, visiškai pakeisinčio ir supurtysinčio visko, ką jūs žinojote prieš tai. Čia, blėt, Šūdų jūra. Pažvelkite štai čia. Šūdų jūra. Prieikite arčiau ir pažiūrėkite į šias žymes ir rėžius akmenyje. Ateikite arčiau. Nebijokite. Štai čia jūs matote neįprasto fizinio smurto paliktus rėžius, kurie perlaužė geležį ir išmušė betoną. Tai mums parodo, kad šis akmuo nebuvo akmuo, o buvo betonas aptrauktas geležimi. Bet net čia apgaulė nepadėjo įveikti tų nežabotos fizinės jėgos pritvinkusių parazitų. Ką dabar jūs manote apie Kauną?